UBR Motors – automobiliai iš Amerikos ir Europos aukcionų. 3, 2, 1, action! Sveiki atvykę į naują UBR Motors seriją. Ir žinokit, šiandien serijoje parodysim mūsų naujus pirkinukus. Ir dar šiandien serijoje parodysim vieną automobilį, kurio aš labai laukiau. Ir žinokit, taip džiaugiuosi šitų pirkinių, nes tai, ką nupirkom už $1250, tai yra tiesiog kosmosas. Ką, varom į garažą ir pasižiūrim, kas vyksta pas mus garaže. O dabar pakalbėsime apie vieną labai svarbų dalyką, tiksliau vieną klausimą atsakysime jums, ko reikia, kad sueuropinti automobilį. Mūsų Dodge Grand Caravan jau beveik yra pabaigtas, liko cheminiai, technikinė praeiti, ekspertizė, tai kad praeiti ekspertizę automobilį reikia sueuropinti. Na ką, pas mus atvažiavo amerikietiško automobilių profesionalas, kaip tavo kanalas vadinasi? U11 Garage. U11 Garage. Wow, 11 Garage, tai jeigu norite pasižiūrėti, kas vyksta su visokiais kitokiais įdomesniais automobiliais negu mūsų Dodge Grand Viper, tai galėsite pamatyti pas jį dabar, kiek žinau, atkelinėjai, white body. Challengeris white bodies originalus, 6.4 varikliu. Vo, ten tas su bitutė, ne? Jo, bitutė. Įsigijus automobilį iš Jungtinės Amerikos valstijų ir jį sutvarkius, vienas svarbiausių dalykų, ką reikia padaryti, tai jį sueuropinti. Ir jūs labai dažnai mūsų klausite, ką reikia padaryti, kad automobilis atitiktų Europos standartus. Teisingai? Ko trūksta šitam automobiliui, kad jisai būtų pilnai europietiškas? Gabaritų priekį. Nėra gabaritų pas šitą modelį. Šoninių posūkių reikia, nes reikalavimus yra arba veidrodėlė, arba sparne turi būti. Ir gale turi oranžinė spalva mirksėt posūkiai. Pirštų bes kur turi būti posūkis? Čia šiaip yra reikalavimas, man atrodo, jeigu gerai neklystu, ten 30 ar 40 cm nuo žemės ir taip. Tai... Ai, netgi yra taip? Jo, tai jeigu... Čia tikrai tieks, gali būti veidrodėlį, gali būti čia, bet kai kuriuose amerikietiškose tai yra ir veidrodėlį padaryta. Bet... Jie šiaip labai pradėjo kažkaip taip europietį, ne? Tai pas juos, kiek aš, jeigu neklystu, jau priėmė tą, kad būtų taip kaip Europai. Žinai. Problemą turime su amerikietiškais automobiliais, nežinau, kodėl pas juos taip yra. Pas juos viskas šviečia raudonai viena spalva. Stopas dega? Ne, stopas dabar, jeigu įjungtas avarinis, tai, amerikietiškose avarinis tik tai mirksi, neveikia taip. Tai pas juos, čia ir yra visas tas reikalas, kai nori sueuropinti, reikia atskirti bent jau šitam automobiliui, tai šitas dvi vietas, tai vieną palikti posūkiui, kitą palikti stopui ir gabaritui ir padaryti, kad oranžinė spalva mirksėtų posūkis. Tai čia bus oranžinis? Ir kad nuspaudus stopą neužsidegtų šitie. Nes jeigu dabar aurimai nueisi, išjungsi avarinį ir nuspausi stopą, dega lygiai tie patys žibintai. Išjungiu avarinį. Ir nuspaudi stopą ir dega lygiai tie patys. O dabar jeigu įjungsi kairį posūkį, nuspaudė stopą, vienoj pusėje posūkis mirksi, o kitoj pusėje lieka tik tai deg gabaritas. Mums liko realiai dar pakeisti priekinį stiklą, sueuropinti, praeiti ekspertizę, praeiti techninę apžiūrą ir į laimingo žmogaus rankas atiduoti. O jeigu jūs norite įsigį pamatyti anksčiau negu pirmadienį, tai nueikite į jo Instagram U11 Garage arba į jo YouTube kanalą U11 Garage. Žiūrėkit, kas atvyko. Geriausias stiklų keitėjas dėdė Arvidas. Ir dabar mums pastatys naują stiklą. Kiek laiko užtruksim? Valandą pusantros. O balselis girdėt, kaip pasikeitė. Prieš tai, kamerą įsijungiam. Valandą pusantros. Dabar pats įdomiausias dalykas prasideda. O kaip tu skylutę padarei? Aš atsimenu, kai buvom jauni, kvaili ir tipo, patys sugalvodavo mašinas pakeisti, bet čia gal man buvo 18 metų, 19, su dviratiniu troseliu pjovėm stiklą ir jisai įkaisdavo ir trukdavo. Pastai čia kažkoks specialus, bet jisai ir daug plonesnis. Taip. Kiek stiklų užtenka išpjauti trosiuką? Kaip kada? Gali reikėti vieno užteks, o gali reikėti ir jų 5. Ai, tai va. Statistika yra 1:5. Gerai, važiuojam. Pjauti.
Viskas, stiklas pakeistas, švarus, gražus, naujas. Dabar reikia tik tai sulaukti rytojaus ryto, kad viskas išdžiūtų. Ir bus galima varyti automobilį Sygiui Europin. Ką? Su savo vienu iš darbinių automobilių. Nežinau, aš visi labai noriu pasilikti jį kaip darbinį automobilį, tai mes pamastymuose ar tikrai verta jį pardavinėti. Todėl, kad labai patogi mašina. O, ratukus pasikroviai. Atvažiavai į Vilspotą, susitvarkiai ratukus ir važiuoji savo toliau. Ratas vienas toks, kitas ratas kaip ir sveikas. Na ne, va čia va biški patarkuota. Va čia va biški patarkuota. Tokie, žinai, visur po truputį padaužyta. Vienintelis ratas, kuris galimai normalus, bet štai yra dar vienas apgadinimas. Tai žodžiu, palieku ratus Vilspote, laukiam, kol pasidarys ant Volvos ratai ir galėsime juos pasiimti. Na ką, o dabar aš važiuoju pas Sygį europinti mūsų Dodge Grand Caravano. Tvariau pas Sygį ir Sygis su Europins mums automobilį. Realiai tai viską papasakoji, ką darysi. Juokėme su Sygiu iš amerikietiško automobilio. Amerikiečiai yra tie žmonės, kur per naujo dviračio neišrazdinėja. Šiandien pamačiau, pasižiūrėkit, paneliai padarytas va toks va dalykas, ten greičiausiai eina varžtas, tai jie tiesiog uždėjo ten tą pipsiuką, kad uždengti varžtą. Vokietis laužytų savo galvą, kaip čia padaryti gražiau. O jie va, tiesiog. Nesuko galvos. Tu, kai daug esi surinkęs amerikietiškų automobilių, tai galėtum papasakoti apie variklį šitas visas dalis, kad jie ten visiškai net nesuka savo galvos, kad kažką naujo, dar kažką daryti. Ten viskas labai primityvų ir paprasta. Ne, tai lyginant su vokiška mašina, kaip pavyzdys, ten vien su pakaba, tai ten 2 traukės ir amortikas, viskas. Jie ten nesistengia per daug kažko tai išrast, kad kaip ten, kaip pavyzdys, kaip Audi, ten 8 traukės ant vienos pusės. Tai... Palauk, čia tu sakei, kad prirūkė inžinieriai sėdėjo. Sako, kiek darom? Sako, kiek darom traukių, vienas sako 8, o kitas sako ant vienos pusės. Kitaip negaliu paaiškinti. Čia būtent apie Audi. Tai va, tai žodžiu, viskas. Dodas lieka pas Sygį ir pasiemam po to su Europinto. Labas rytas, pasižiūrėkit, kas pas mus atvyko. Mercedes SL 380. Šitą automobilio aš labai laukiau. Jisai atvyko. Bet dėja, dar kokių porą savaičių prie jo nedaeisime, todėl kad turime apsimėtyti likusius darbus. Reikia klientui atiduoti Volvo XC90, reikia savo XC90 pasibaigti ir dar turim pasibaigti tai šitą dalyką. O dabar laukia įdomi dalis – automobilio nukrovimas. Nu, jau galiu kurt. Štraukia į rankinį. Kaip čia įdomiai pasi viskas susmygo, taip. Palauk, rankinis, kaip atsileidžia rankinis. Šitą turi traktorius. Oho, bėk. Pastabdys ir pažiūrėk. Nu, yra kietas pedalas. O, eina kaip iš pypkės. Bet tai koks kvapas tu jautėjai? Šviežios mašinos kvapas viduje. Viskas daug lengviau negu buvo tikėtasi kol kas. O parkingą įjungt? Įjungiau ir parkingą. Ai, dabar išvažiuosi. O. Dabar laukia įdomesnė dalis, nes reikia atsinešti dankratą ir užsidėti seną sudaužytą ratą. Zapaskė visiškai nauja, net nenaudota. Bet žiūriu, kad labai gerai, kad toks pats ratas yra pas jį ir čia. O mes turim vieną sudaužytą ratą, ne? Aš manau, kad dedam dabar kol kas tą sudaužytą ratą, o po to mes jau susitvarkysim, viską pasidarysim. O dabar keliaujame prie kitų darbų. Vat man įdomu, Vilspotas tokį ratą padarys ar nepadarys, kaip manot? Ėjo 4 birželio diena ir žinokit, mes prie Mercedeso dar iki šiol normaliai ir nedaėjom, bet ne mano pastangom, o mano kolegų pastangom buvo nustatyta tikroji šio automobilio savininko tapatybė. Mano rankose yra jo asmens dokumentas ir mes išsiaiškinome, kas iš tikrųjų buvo šio automobilio savininkas. Ir jūs net nepatikėsite, kas tikrasis šio automobilio savininkas buvo. Tai buvo Barsikas. Nu nežinau, ar iš tikrųjų jo vardas buvo Barsikas, bet žodžiu, tai buvo šuo. Mums pavyko išsiaiškinti, ką šitas dalykas reiškia. Čia yra šuns asmens dokumentas, leidimas. Aš pasiskambinau kolegom į Ameriką. Na, aišku, tai tikrai nebuvo svarbiausias dalykas gyvenime, bet tiesiog smalsumas padarė savo. Sakau, was is das? Ir jie sako, kad tai yra šuns dokumentas. Šis yra šuo tarnybinis, policijos ar policijos rėmėja, nežinau net kaip pasakyti, bet žodžiu, šitas šuo galėjo patekti į oro uostą, į visas tokias įstaigas, kur yra reikalingos kinologų paslaugos. Aš kai pamačiau šitą Mercedesą, kai išsiaiškinau, kas buvo savininkas
Ir man atrodo, aš dar netgi, kai tik tai buvo terminalė mašina, sakiau, kad šuniukas važinėja. O ką aš galiu pasakyti ties Mercedesu? Šiandien bandysime jį užsikurti ir galbūt net keliaus jisai jau šiomis dienomis pas mus į garažą ir pradėsime darytis pirmuosius darbus. Kazys jau sudėliojo sąmatą, rado kai kurias detalytės, kas keisčiausia, kad mes kai pirkom šitą automobilį, labai daug kas sakė, o ne, Auri, jūs nerasit detalių šitam automobilį. Viską įmanoma rasti. Kas ieško, tas randa. Tai sekantis kadras, ateina mano brolis su savo dideliu atsuktuvu ir bandom užkurti Mercedesą. DNXD, kaip sako mūsų draugas Kempiniukas Plačikelnis, mano rankose durų apdaila. Ir ką jūs matote, kad yra išardytos durys Merso ir yra nuimtas vairas, nuimtas spidometras ir yra išiminėjama užvedimo spynelė. Kodėl mes tai darom? Todėl, kad šis automobilis iš aukciono atvyko be rakto. Automobilis yra 81 metų ir aš manau, kad tai neturėtų būti kažkokia tai gudri užvedimo sistema. Turime nuimti spynas ir aš kaip suprantu turi atvažiuoti, Ignas derino šitą dalyką, ir aš kaip suprantu turi atvažiuoti į vietą žmogus, pasiimti spynelės ar vietoj padaryti raktą. Mūsų tikslas yra toks: pasidaryti raktą, pabandyti užkurti Mersą, uždėti ratus ir nusiardyti priekį, susirinkti visas detalės ir vežti kėbulinius ir tvarkyti. Bandome užkurti SL. O dabar atsakysime į visiems labai rūpimą klausimą. Nors ne vieną kartą jau esame tai minėję, bet šį kartą įrašysime reportažą, kur bus galima tiesiog komentatoriui nusiųsti linką ir kad jisai pasižiūrėtų šitą seriją. Daug kartų jau sakiau, rašo žmonės vėl komentaruose, kaip su Karmos projektu. Kaip matote, Karma stovi, mes jos nedarome ir nedarysime, todėl kad mes Karmą paėmėm iš Zarankos. Karmą prieš pat visą skandalą paėmėm savaitę ar dvi. Tai dar vienas ženklas, kad iki tol viskas buvo pas mus tvarkoje ir kai mes tik sužinojome, kad vyrai turi problemų, iš karto nutraukėme su jais visus ryšius. Karma stovi iki šiol pas mus ir jinai greičiausiai bus perduota policijai, todėl kad šitas turtas bus areštuotas. Pinigai matyt keliaus žmonėms nukentėjusiems, kurie yra nusipirkę Ameriką automobilius ir už juos neatgavo pinigus. Tai va, tai dar ką norėčiau pasakyti vieną dalyką, kad per visą šitą laiką pavyko atgauti žmonėms 18 automobilių. Įdėsiu intarpą dabar iš keleto žmonių, kurios pavyko aplankyti, kurie atgavo automobilius. Taip, esu Kaune ir esame pas žmogų, kuris pirko per kotletus automobilį ir štai jisai tą automobilį atgavo. Pasižiūrėkit, policijos buvo nuplombuotas automobilis. O, dėmesio užplombuota. Tai žodžiu, jau beveik visi žmonės atgavo automobilius, tiksliau, liko gal dar 5 neatgavę, bet ir jie greitų metų atgaus. Tai pagaliau šita situacija, tiksliau šita istorija eina į pabaigą. Atvažiavom pas žmogų, turim Audi A4 ir kaip matot, Audi buvo nuplombuota. Žodžiu, dar vienas iš kotletų istorijos automobilis atiduotas žmogui. Padėjom šitam žmogui viską susitvarkyti, visus teisinius dokumentus, viską susitvarkė. Ir štai automobilis jo kieme ir jau netgi pradėjo jį tvarkytis. Tai dabar netgi kalbant apie pačius kotletus pasakysiu, kokia yra situacija šiai dienai. Vyksta didžiulis ikiteisminis tyrimas, todėl kad išlindo dar 2 prieš tai buvusios įmonės, Luko Zarankos, su kuriomis buvo padaryti analogiški veiksmai, paimti žmonių pinigai ir automobiliai neatiduoti. Tai policijoje dabar vyksta didžiulis tyrimas dėl viso šito dalyko ir tikiuosi, kad greitų metų išspręs. Labai džiaugiuosi, kad pavyko atgauti žmonėms 18 automobilių. Dabar mes dedame visas pastangas, kad 8 žmonės negavo automobilių ir negavo pinigų. Ir Lukas Zarankas su Mantu Jusiu pardavė automobilius 8 Amerikoje. Kur tie pinigai nukeliavo, mes nežinome, bet mes stengiamės viską padaryti, kad žmonės atgautų pinigus. Šitas automobilis bus, manau, parduotas antstoliu ir bus žmonėms kompensuota už prarastus pinigus iš šito automobilio. Tai tikiuosi, kad šitas dalykas irgi greitų metų įvyks. Kalbant apie Karmą, papasakau ir apie dabartinę kotletų situaciją. Tai sakykime, 70% situacijas išsisprendėm ir labai tikiuosi, kad greitų metų išsispręsim likusius 30% problemų ir galėsime šitą temą pamiršti ir dirbti toliau.
Tada sekantis klausimas, kadangi jau priėjome apie klausimus, kurie yra labai aktualūs, apie kuriuos irgi atsakinėjau ne vieną kartą. Volkswagen Polo GTI, kuris buvo išvežtas prieš metus į Vokietiją. Jisai yra parduotas ir mes prieš 2 mėnesius tik tai už jį gavom pinigus. Jisai yra parduotas už 8800. Tenais irgi buvo visokiausių nuotykių, jau ir spalį buvo užstatas gautas už automobilį, žmonės neatvarė atsiimti. Tada aš klausiau, kaip su pardavimo automobilio, kažkoks tai pirkėjas atsirado, lizingavo, pinigų nepervedinė. Žodžiu, galiausiai pinigus už mašiną gavome per 2 kartus. Vieną kartą pervedė 5500, kitą kartą pervedė 3300. O pervedė tik tada, kai pasakiau, kad atvažiuoju atsiimti automobilio, todėl kad manau, kad užsitęsė per ilgai pardavimas. Šitas klausimas irgi yra atsakytas. Na ir trečiasis aktualiausias klausimas, kaip su E30 projektu. Tai žinokit, projektas pagaliau išjudėjo iš sandėliuko ir buvo pradėtas daryti, bet kiek laiko dar tai užtruks, aš negaliu pasakyti, todėl kad tai nėra prioritetinis projektas, turime daug svarbesnių darbų, kurios turime greičiau pasidaryti, tai sakykime palengva ir po truputį išjudėsim. Ar išvažiuosime šią vasarą, aš nežinau. Eik prie kompiuterio, tai šneka nežino ką. Papasakosiu aš apie chuligankę. Kaip ir kada jinai važiuoti. Ką tik buvau pas vyrus airbag servise dėl mūsų panelės. Kam tekia susidurti, tikrai žinosit, kad seną automobilio atrestauruoti panelę iš tikrųjų yra sudėtingas darbas. Bet vyrai sako, atvežk, padarysim. Ir sakė, užtruks tikrai, sako, porą savaičių teks palaukti. Tai va. O šiaip, jeigu taip paėmus, tai mes turim atrestauruotą saloną, turim perdažytą kėbulą, persiūtas stogas, ko mums trūksta, tai trūksta pilno empako. Sėsim, ieškosim empako, kur galima užsakyti. Kažkur, žinau, Lenkijoje liktais buvo, galima buvo užsakyti. Pažiūrėsim, jeigu kas žinot, kur gauti chuligankės kabriko empaką, tai būtinai laukiam jūsų komentarų arba galite asmeniškai mums parašyti ir pamatyti naujausias naujienas mūsų Instagrame. Variklis užsikuria, važiuoja, dėžė viskas tvarkoja. Važiuoklė sutvarkyta, išmetimo dar reikia. Žodžiu, reikia tokių smulkmenų, bet didžiausi darbai, sakykime, taip padaryti. Tai yra nedidelė tikimybė, kad dar šią vasarą pamatysit riedantį gatvę, būtent štai šį raudoną E30. Ačiū uždėmesį. Priešais jūsų akis yra Mercedes-Benz SL, daužtas štai taip. Ištraukite man tą dalyką. Šiandien parvežiau šio automobilio raktelę, mes jo neturėjome, mums jį pagamino. Ir ką dabar bandysim padaryti? Tai dabar bandysim jį užkurti, bet yra užspaustų žarnų ir bandom jas atlaisvinti. Turėjome šiek tiek nuotykių. O, Edgaras taip raktą jau užpiešė. Raktas abiui? Pasakys, kada galim. Kažkas veikia. Bandom! Nu gražu. Čia viskas varma. Įdomu, ar čia netepalo tvaro. Svarbiausia, automobilis užsikuria, variklis dirba, toliau lieka tik detalės. Kad SL užkurti, mums reikėjo pasigaminti raktą ir atlenkti porą kronšteinų. Raktas kainavo 100 eurų. Būtų kainavę pidisą, bet reikėjo atvažiuoti vietą. Patepliuojam ir į miestą. Labą dieną. Žiūrėkit, ką jums parodysiu, kas pas mus ant keltuvo. Dodge Grand Caravanas. Grand Caravanas grįžo iš europinimo. Ir dabar palaukit sekundėlę, matau, kad kamera purvina, tai to jaus. O dabar turėtų būti geriau. Dodge Grand Caravanas buvo paliktas U11 garaže su europinimu. Tai, kaip matote, yra galinis priešrūkinis žibintas, va čia va. Einam gal iš arčiau parodysiu. Rodau, kas atsirado. Tai priešrūkinis žibintas, posūkiukai, todėl, kad atvykus iš Amerikos jame jo nebuvo. Tiksliau, nebuvo šonuose posūkio atkartotojų. Man atrodo, kažkaip taip jie vadinasi. Tada priekyje atsirado gabaritiniai štai tokie žibintai ir turėjo atsirasti priešrūkinio žibinto mygtukas. Dar vos nepamiršau paminėti, turėjo atsirasti europiniai galiniai žibintai, tai yra, kurie mirksėtų, kai yra daromas posūkis ne raudonai, o oranžinė spalva. Tai automobilį iš U11 garažo tiesiai nuvariau į ekspertizę. Ekspertizę šiandien praėjom. Ir ką darome šiandieną? Šiandieną Vilius pakeitė, matau, amortikus, nes gale kažkas dunksėjo. Ir pakeitėm visas stabdžių kaladėlės. Vėliau. O kas dar keitėsi apart kaladėlių? Priekis lemblokai pasikeitė. Ir aplinkui, visas 4 stabdžių kaladės.
Automobilis realiai kaip ir paruoštas techninė apžiūra. Tokios naujienos, praeinam techninę apžiūrą ir automobilis keliauja ne kur kitur, o į... Teisingai, ten kur ir pagalvojate. Šiandien galiu papasakoti ne vien tik tai apie Dodge'ą, dar galiu taip pat papasakoti apie vieną iš Volvo XC9. Tiksliau galiu papasakoti net ne apie vieną, o apie abi Volvo XC9, kas su jam padaryta šiuo metu. Tai šiandieną vieną iš Volvo XC9 mačiau, jinai jau nudažyta, balta, graži, viskas. Šiandien nuvežiau galinius europinius žibintus, kad juos sudėtų jau dažyti ir realiai iš dažyklos neatvažiuoja, viskas pilnai baigta. Lieka tik tai ekspertizė, techninė apžiūra, užregistruoti ir atiduoti ją klientui. O mūsiškė Volvo XC9, tai pasikeitė traversas, pasidarė suvedimas. Ją taip pat nuvežiau į airbag servisą, todėl kad po praeito meistro remonto vis tiek degė kažkodėl airbago klaidos. Nuvežiau ten, ką reikia dadarė, kas buvo nedadaryta, kas buvo blogai padaryta, perdarė. Tai viskas sutvarkė, viskas super tuper ir dabar jokios klaidos nevedega. Realiai, kas liko su mūsų Volvo, tai galinių žibintų sueuropint, nupoliruoti kėbulą ir man atrodo viskas. Vilius sakė, šiandien baigs susukti Dodge'ą, tai manau Dodge'as galbūt net ir rytoj nuvažiuos į techninę apžiūrą ir bus jau su techninė apžiūra. Ir jeigu manęs nepaveda atmintis, yra vienas norintis įsigyti šį automobilį. Ir jeigu jūs norite kažkokį automobilį įsigyti, mes jums galime padėti. Taip, kad kreipkitės. O dabar aptarsime įdomiausią dalyką matyti šioje serijoje, kokie automobiliai yra nupirkti ir kas atvyksta pas mus į garažą tvarkytis. Ir yra vienas automobilis, kurio jau labai laukiu. Jisai atvyks kažkur po 3 mėnesių, nes jo lokacija yra ganėtinai tolima. Kreipėsi į mus vienas vyrukas ir pasakė, kad nori įsigyti AMG serijos automobilį. Mes ieškojom jam automobilį ir radom, tarp kitko, ką aš norėjau jums pasakyti. Mes savo klientams skiriam labai didelį dėmesį individualiai automobilių paieškai. Mes nesam tie tarpininkai, pas kurios reikėtų ateiti ir pasakyti, vat noriu šitą automobilį ir viskas. Ir jie tik tai gali jums padėti konkretų automobilį įsigyti. Pas mus žmonės ateina su savo norais, pasako, ką jie nori ir mes jiems padedam išrinkti automobilį, kuris atitiktų jų lūkesčius. Tai atėjo pas mus vyrukas su noru įsigyti AMG klasės automobilį. Jisai norėjo pradžioje CLS-o. Sakau, o gal pabandom S klasės Mercedesą AMG, bet kupė. Mes ieškojome, kelis aukcionus dalyvavome, laimėti nepavyko, o galutinai pavyko pačiupti šį variantą. Ir žiūrime. Žodžiu, aš galvojau, kad mes pačiupsime šitą automobilį iki 28 000. Kažkas iš Mičigano irgi labai norėjo to Mercedeso. Tas Mercedesas yra, žinokit, fainas tuom, kad pas jį yra tik 38 000 mylių ridos. Tai čia yra, man atrodo, kažkur gaunasi apie 70 000 kilometrų, tai jis turėtų būti šviežias visas. Galiausiai mums šį automobilį pavyko laimėti už 30 750. Vyko tokia arši kova, iki paskutinės minutės nepaleisdavo. Va čia va dabar, man atrodo, pasimatys. Va taip, bam, ir jisai viskas vėl atsiranda, vėl jisai daro statymus. Tada mes bamtelėm dar vieną kartelį, tai buvo mūsų paskutinis statymas, sakėm, daugiau nebestatysim. Yra! Mūsų viskas, automobilis keliauja į terminalą, laukiam jo atvykstančio ir mes dar žmogui padėsime šitą automobilį sutvarkyti. Sekantis mūsų yra 2 pirkinukai iš Vokietijos. Vokietijoje pavyko laimėti vieną automobilį ant rezervo. Kas yra rezervas? Pavyzdžiui, pardavėjas nori 5500, o mes jį laimėjom už 4450. Dabar laukiam, kol pardavėjas apsispręs, ar mums atiduoti Opel Astra. Štai va tavo Opel Astra. O sekantis automobilis yra 7 Golfas, benzininis ir su labai maža rida, 72 000 km ridos. Tai skaitau, kad turėtų būti automobilis irgi labai geros būklės. Ir mums jį pavyko laimėti iš karto. Jeigu dabar pasižiūrėsite įdėmiau, tai matosi, kad automobilis yra dar ant rezervo. Ir tada mano paskutinis statymas yra 4050, automobilio rezervas dingsta, nes buvo nustatytas pas pardavėją toksai būtent rezervas 4050. Mes būtent tokį statymą ir padarėm ir bam, automobilis laimėtas ir ką, laukime jo atvykstančio, jį irgi tarp kitko tvarkysime. Na ką, o dabar kelkime vėl į garažą ir važiuojam dirbti toliau. Tam, taram, tam, tam, taram, tam, 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 tam. Atėjo didį dieną, kursim ir varysim į vidų štai šį automobilį. Tai pradžiai, ką reikės pasidaryti su šiuo automobiliu, tai štai čia turim dėžės aušintuvo žarnas ir jos yra prakirstos. Mūsų kolega Kazimieras atsinešė žarnų bulgarkę
ir save. Ir ką dabar darysim, tai reikia padaryti U formą ant tų žarnų, kad nebebėgtų tepalas iš dėžės. Tada bandysim truputį atsitempti štai šį sparną. Iš karto po to, kai atsitempsim šitą sparną, galima bus jį ir nusisukti, nes šiuo metu nelabai yra prieimo net ir prie varžto, jeigu taip pasižiūrėjus. Prašau, maestro, kibkite į darbus. Plonesnės nebuvo, manai užsispaus. Teko pakeisti žarną. Šitas nedidelis niuansėlis yra, kad pas mus yra sulaužytas ratas, bet mes turim kitą. Vilius tai jūs pasirūpins, kad jis būtų uždėtas. Ir tuo jau važiuosim. Ten galite įsižiūrėti, yra akumulatorius. Aš žinai, kaip manau dabar gali būti, kad iš tikrųjų šitas ratas yra va tas ratas, o tas ratas yra tas ratas. Nes va toks va gražuolis. Įdomu, gal spotas sutvarkyti ar ne? Sutvarkyti, aišku, dar netoks. Čia net realiai visos dalis yra, nieko net išbūrinėti nereikėtų. Ratuks užmontuotas, ką realiai pliusas minusas įvažiuojam. Kita statelė akumuliatorius pajungimas. O, yra gerų skuduriukų. Žinau, išsiskalbė, mikrofibra ploštas. Domkratas yra originalus. Šiaip automobilis, sakyčiau, kas liečia, pavyzdžiui, saloną, tai ganėtinai tvarkingas yra. O, kažkokia gyvybė atsiranda. Bandom. Kažkas žiūrėkit, ar nieks nebėga. Kuitėką važiuoji? Jo. Visoką paėmė? Labiausiai gaila, kad stiklas sudūžęs. O tai davai, reikia dankratą. O viešpaliuks, jis mažiukas šiandien. Lembai čia ganėtinai daug reikės pastumti. Bet jis nėra sunkus, mūsų daug. Mes tvirti kaip plienas, vienas už visus. Čia su labai įdomus dalykas. Galinio vaizdo kamera. Nu, 478. Čia jaučiuosi lyg padaręs pečių dieną. Be vairo stiprintuvo. Man yra labai įdomu pasikelti šitą automobilį, kad pamatyti, kaip atrodo jo dugnas. Ta prasme, ne iš rūdžių, ne iš korozijos pusės, o iš tiesumo. Žodžiu, čia turim kebulinę liniuotę. Yra labai viskas paprasta. Reikia įsimatuoti diagonalę. Diagonalę. Tai žodžiu, pažiūrėsim, ar kebulas nepabėgęs. Euras 70 čia. Čia euras 75. Vos, ne ten buvo uždėjęs. Viliu, nespardėk, negaliu diagonalius išmatuoti. Euras 70 ir čia. Tai žinokit, kokio pusę cemų bus pabėgęs priekis. Čia vat, jeigu matuot kapotą, tai čia 133. Čia trūksta, tai pasakysiu. Taip, čia pasidarom 133. Čia viso labo trūksta 35 cm. Iš montažinių putų, manau, galėsime padaryti. Keliam. Pakeltas. Einam žiūrėti, ką turim. Tai žodžiu, kolegos jau apsižiūrėjo, sako, labai gražus dugnas automobilio. Akivaizdžiai yra prižiūrėtas. Čia, matau, yra nauji amortizatoriai. Spiruoklės irgi tokios visai padorios, net dažai nenusilupę. Žiūrim dugną. Dugnas visai patrauklus, sakyčiau, atrodo. Čia minimaliai matosi apsitepalavę prie dėžės karterio, bet irgi sakyčiau, kad nieko tokio tragiško baisaus nėra. Tuomet čia, kas pas mus yra priekį, kodėl pas mus ratai nesisuka. Gerai. Čia matau išlūžę, ne? Varžtas nulūžęs. Išplėšė varžtą tiesiog. Priekį varva dar kažkas matau. Esmė tame, kad automobilio dugnas tikrai gražus ir gyvas. Viskas atrodo ganėtinai dar neblogai, kaip tokių metų automobilį. Čia matome, yra nuplėšta duslintuvo guma, gal net ir ne viena. Kaip tyčia turim tokių gumų, tai iš karto užmausim tą duslintuvą atgal. Čia viena paturnyjusi guma matosi. Ir kas? O, priekį irgi nauji amortizatoriai. Sakyčiau, kad nieko labai baisaus nėra. Realiai dabar, ką reikia padaryti, tai nusardyti visą priekį
ir ten jau pasimatys tolimesni visi darbai su šiuo automobiliu. Kad reikės radiatorių ir panašiai, tai čia 100%. Tai ką, kimbam į darbus? O, pati baisiausia vieta mūsų, sakyčiau, netokia ir baisi. Sparnas iškeliauja ne taip ir toli. Tai čia sutvarkoma dar. O, kėbulinkai turės darbo. Kas čia tokio? Atrodo kaip tos bandelės, kur ten burgerius kažkokius tai daro. Tai žodžiu, kalbant ties SL-u. Tai apserdė priekis, nusiėmė daug įvairiausių detalyčių, viskas išrikiuota. Ir sekantis darbai, ką mums reikia padaryti, yra sulaukti kėbulininkų. Pasako, reikia, nereikia išlupti variklį, jeigu reikia, lupam variklį, jeigu ne, tai ne. Tai realiai kaip ir su SL-o ardymo tvarkymo darbais kol kas stop ir prasideda įdomiausia dalis – detalių paieška. Tai va, varom lauk ir į vidų įvažiuoja kitas automobilis. Prisimėjom pagrindinį dalyką, kad iki mūsų mersiukas dar ir kabrikas. Ir kaip nenuėmus stogo. Nematai, kas turėtų nelaiko. Patimau pirštą. Au, bliamba, kaip skaniai. Niekas nelaiko? Ai, jaučiu įdį. Kelį ir atgalsinai. Reikia viršų atkelti ir atgalsinai. Nu, va ten yra pipsas dar kažkoks tai per vidurį. Gal jisai iš bagažinės? Nepanašu. Pabandyk, Edgarai, dar iš vidaus jį kažkaip pirmin atgal judint. O pabandyk dar su tą rankiną pažaisti. Eina viskas, stovi. O į kitą pusę? Kitą pusę aš užfiksuoju. Jisai iškart pritraukė. Ne, net nebandai taip daryti. Jisai nori stiklą iš kumščio trenkti. O aš mačiau iš akių. Pabandyk pritraukti. Nu, o tą kitą užsifiksavo? O gal YouTube reikia turėti? Ko tu anksčiau nesakei? Kad praleidot... Darbuotojas gyvūną. Jo, kaip gražu miške. Wow. Wow. Tai arba tu prispaus, kad... Aš filmuoju. Iš viso. Užrakink. Pabandyk pakartoti visą procedūrą, nes jis man neįsideda iki galo. O, dabar. Eik, tu savo stogas kaip naujas. Nu, tai čia nefilmuok. Čia nefilmuok. Samarėzas. Čia originaliai? Eik tu. Aš tau sakau, čia originaliai. Anksčiau normalu būdavo samarėzus, jis naudot, dabar tiesiog nebemadoju. Čia originalus mersinis. Cinkuotas. Aš suprantu, kodėl atsiradė yra elektriniai stogai. Bet šitas užtet nesugės. Vaizdelis. Realiai sudedam priekį ir važiuojam prie jūros. Atsisveikink šiai serijai. Atsisveikink, kad pilno darbo. Tu matai kiek valandų? 3 valandas darbo dieną, atsisveikink. Serijai? Sėdės tol, kol nebaigsim darbo. Ir žiūrės. Ir man yra kitas niuansas, reikia gal uždėti stogą. Labą dieną. Turiu va raktelius ir turiu priešais savo akis automobilį, kurį noriu jums parodyti. Ir štai turime Mercedes-Benz 560 SEC. Tai yra mūsų klientų automobilis. Mes šį automobilį padarėm važiuojantis. Pažiūrėkit, koks jis saloniukas. Eik tu savo. Wow, bomba. 86 metais, įsivaizduojat? 86 metais jau tokia va komplektacija, pažiūrėkit. Elektriniai langai, elektriniai veidrodžiai, šildomos sėdynės, kondicionieriai. Ai. Gražus modeliukas. Ir kodėl aš jums rodau šį automobilį? Rodau todėl, kad klientas paprašė parduoti šį automobilį. Tiksliau, pabandom parduoti, parsiduos tai parsiduos, neparsiduos, restauruosim toliau. Todėl ką mes padarėm? Todėl mes šį automobilį įdėjom į auta.lt. Aukcioną sukurti nieko nekainuoja. Tai yra, kad parduoti, sakykime, automobilį, ten valstybinius numerius, motociklą, ratus ar dar kažką, nieko jokios investicijos nereikalauja. Parsiduos, tai parsiduos, neparsiduos, tvarkysim ir judėsim toliau. Tai va, jeigu kažką domina, pridedu automobilio linką aprašyme ir galit pasižiūrėti, sudalyvauti čia automobilio aukcione. Ir šiaip pabandykit komentaruose parašyti, kaip manote, kiek gali būti vertas toks automobilis. Labai dažnai užduodamas klausimas yra, kiek kainuoja mūsų paslauga padedant įsigyti automobilį iš aukcionų. Tai mūsų paslaugos kaina yra 500 eurų. Kas įeina į tą kainą? Mes padedame išsirinkti automobilį,
padedame patikrinti, ar tas automobilis tikrai yra tinkamas variantas jį pirkti, nes, kaip žinote, Amerikos aukcionuose yra labai daug visokių dalykų. Gali būti parduodama vadinamąją lėlė, gali būti prieš tai automobilis dar kartą daužtas. Ta prasme, niuansų yra labai daug ir jeigu patirties neturi, gali įsigyti tikrai nelabai gerą variantą. Tai padedame žmonėms atsirūšiuoti, kas yra tinkamas variantas. Tada padedame surasti pagal jūsų poreikius automobilį. Tada, kai automobilis atvyksta į Lietuvą, padedame jį išmuitinti ir kada automobilis išsimuitina, mes tada suorganizuojame transportą, kad automobilis pasiektų jūsų kiemą. Tai reiškia, kad jums įsigijus automobilį visiškai nereikės niekom rūpintis, viskom pasirūpinsime mes. Na ką, šiai serijai tiek. Jeigu patiko serija, nepamirškite paspausti patiko, nepamirškite užsiprenumeruoti kanalą ir ką, iki kito karto.